už Lietuvą. Visi iki vieno. Iki ir pocius. Pocius. Iki. Reiškia varom į Pabradę. Pabradę, šauk piragus, mes atvarom. Pamačius per televizorių, kaip visi draugiškai, kiekvienas už save ir už kitus kovojantys žmonės, tiesiog toks širdį jausmas kyla, kad reikia palaikyti kitus, kovoti už savo tėvynę. Turim gražų kraštą, gražius miškus, gražius ežerus. Šiaip nuostabių žmonės, jeigu vien pasižiūrint bent jau į sportą, tai galim pamatyti, kad netgi kiekvienoje sporto šakoje yra daugybė talentingų žmonių. Manau, turim tai vertinti ir branginti. Ir kogi mes su to kamuoliu tik tai neveikiam, bet vieno dalyko dar kol kas nedarėm, negrybavom. O grybų metas jau prasidėjo, man atrodo. Taip, grybų tikrai šiais metais labai daug, ypač vaviruškų, tai kad galima eiti pagrybauti. Aš žinot, ką tada siūlau? Mes turim 5 minutės, 6 minutės ir kas atneš daugiausiai grybų kamuoliui? Skaičiuojam. 6, 5. Tu iškrenti? O, baravykas už 2, 4. O čia čempionas, o tu čia dėlioji visą kolekciją, prašau. Tai sveikinam. Aš tau už tai įteiksiu iki monetą, gerai? Esam Juzinuose ir patikrinsim, ar čia žmonės varo už Lietuvą. Patikrinsim kiekvieną trobelę. Varom už! Tai kodėlgi mes neturim kovoti už tokius berniukus šaunus, gražus. Labai faini. Jei, tai mergiotės yra. Nu ką tu, tai kaip tu ne... Žinokit, pas mus už Lietuvą varo visi. Ir merginos, ir vyrai, ir suaugę, ir seni. Tai gal ir jūs galėtumėt pavaryti? Mes varom per visą Lietuvą ir varom už visą Lietuvos rinktinę. Aš varau už Joną Valančiūną. Aš varau už Jevtoką. Už Kaukėną. Slovą Delininkaitį. Šarūną Jasikevičių. Mantą Kalnietį. Už brolius Lavrinovičius. Mes varom už visą Lietuvą, už visus. Varyk ir tu. Jungiasi 3 milijonų rinktinę. Mes varom už Lietuvą! Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Дала попшалася і висока мереса, б'ята шуш літу.